Labadiena, startuoja naujasis SMS Credit.lt A-lygos sezonas ir pirmosios rungtynės čia Kaune Nacionalinės futbolo akademijos aikštėje. Panevėžio ekranas kaip svečiai prieš Alytaus Dainavos komandą. Saugūninė galbūt po štai šios atakos, dabar Dainava labai aštriai pradeda šią ataką. Artūras Juchnorčiau vartų. Komanda išsaugo kamuolį, tiesa suktis ir smūgiuoti jam niekas neleidžia. Čia paliktas visiškai laisvas ir 32-asis Panevėžio ekrano komandos numeris Učia Naume pelno pirmąjį įvartį šiame sezone. Dabar ekrano labai pavojinga situacija, čia pražanga ir tai yra 11 metrų baudinys ir tenka tikriausiai sutikti su teisėju. 11 metrų baudinys, bus 2-0 ar ne? Buinieckis smūgiuoja 2-0. Štai tokia rungtynių pradžia, ekranas startuoja čempioniškai. Čia kampinis ir vėl Arnas Likankis štai tokį kamuolį. Čia Buinieckis smūgis ir Arsenijus Buinieckis 3-0. Sulaiko ant kojų, ataka tęsiasi. Toks pusiau, sakykimas. Išduotas. Smūgis ir į skersinį. Dabar pataiko Slavickas. Baudos smūgis. Arsenijus Buinieckis smūgiuoja ir pataiko tiesiai į vartį. Ir dabar baudos smūgis. Pataikis atlieka labai gražus įvartis. Wow, Alytaus Dainava muša gražiausią šio sezono įvartį kol kas. Gerai, Ūmiai, neturi daug erdvės, baudos aikštelėje, arčiau vartų, ten tiesiog daro, ką nori. Ekranas, dar vienas. Kozlovas. Labai geras Kozlovo perdavimas, labai geras, kaip ant lėktuvės dabar praktiškai. Baudos aikštelė, ten. Oi. Pastrauka. Geras baudos aikštelė. Kelia arčiau vartų, ten Sakalis. Ir Tadas Kauneckas dabar gelbėja savo komandą nuo įvarčio. Ir šios rungtynės baigėsi ir Paškovskis skelbė jų pabaigą 3-1.